Ką, gal galim ir pradėti, tada Richardai įleisi, kas dar prisijungs. Jo, aš čia pažiūrinėsiu, viskas tvarkoja. Taip, tai sykį mes kalbėjome praeitą savaitę apie sezono daugiau startą, tai yra apie šitus tris ciklus, tai yra apie šeimų stiprėjimą, motinų, kuomet yra paleidimas, kaip lizdų plėtimas, kova su spėtimu, taip toliau. Ir sekantis žingsnis, logiškai mums būtų kalbėti apie perėjimą truputėlį jau link žiemojimo, tai yra apie bičių šeimų ruošimąsi žiemojimą. Tai imame antrąjį aktyvaus periodo antrąją dalį ir būtent žiūrėsime, kaip bitės ruošiasi žiemą ir kaip paruošti gerai bites žiemą. Tai truputėlį praeitais metais iš vienos pusės nagrinėjom, šiais metais truputį vėlgi pasižiūrėsim kitų kampų. Na, manau, pristatysiu tokį bendrą informaciją, o paskui galėsim tai pasitelkti diskusijų ir padiskutuoti, ar čia viskas tikrai tvarkoja, ar kažką galima padaryti ir geriau. Tai apskritai, jeigu mes kalbam apie bičių sezoną, tai mūsų visuomet sezonas prasideda būtent nuo bičių paruošimo žiemai. Priklausomai nuo to, kaip mes paruošim bites žiemai ir priklausys kitų metų rezultatai. Jeigu mūsų šeimos pavasarį bus silpnos, tai jos jokių rezultatų gerų mums neduos. Todėl mums būtina paruošti stipres bites žiemai tam, kad galėtumėm džiaugtis kitų metų rezultatais. Ir ką reiktų įsivaizduoti, tai kad visi gyvūnai artėjant šaltajam sezonui, tai prasidedant žiemai, taipogi skaitant ir vabzdžius, muses, ir vabzdžiaėdžius, ir šikšnosparnius, varliagyvius, na, didžiąją dalį gyvūnų, jie pereina į pasyviosios būsenos stadiją, kurioje maisto suvartojimas ženkliai sulėtėja. Tai neišimtis yra ir bitės žiemos, tai yra pasyviojo periodo metu, bitės praktiškai maisto suvartoja labai minimalų kiekį. Pasižiūrėsime truputėlį vėliau, bet mes būtent kalbėsim, kaip jos gyvena pasyviuoju periodu truputėlį vėliau. Tai pirmiausiai, ką mums reiktų turbūt atkreipti dėmesį, kokie yra sėkmingo žiemojimo faktoriai, kas mums nulėmė gerą bičių žiemojimą. Tai pirmas dalykas yra svarbus tinkamas bičių pasiruošimas. Truputėlį pakalbėsime plačiau. Tai yra tuomet antras dalykas, kaip jos lizdą susitvarko. Kaip tik dar truputėlį prieš prisijungimą kalbėjom su Richardu. Yra šeimų, kurios ir šiais metais pas bitininkus žuvo, nes blogai susitvarkė lizdą. Ir taipogi trečias faktorius yra temperatūros stabilizavimasis, na, kurio mes nulemti negalim, bet truputėlį irgi pasižiūrėsim, kas tenai vyksta. Tai galim pradėti nuo bičių pasiruošimo žiemai, kaip jos tinkamai pasiruošia. Tai natūraliai, jeigu mes kalbam, bitės pradeda ruoštis žiemai jau pavasario metu. Tai bitės natūraliai reguliuoja perų skaičių, pavasarį užpila lizdus medum, sumažina perų skaičių, paskui išspiečia, vėl keičiasi perų tas skaičius ir užsiaugina žiemos bičių kartą ir būna viskas. Tačiau šiais laikais, kuomet atsirado jau ta rėmelinė bitininkystė, na, mes bitininkai įsikišo į tą bičių gyvenimo ciklą ir pradėjo didinti perų skaičių aviliuose ir tai jau pakeitė patį bičių ritmą ir pačią bičių biologiją, nes jos nebuvo pratusios visą sezoną pilnu tempu auginti perus. Ir būtent šitas įsikišimas mums nulėmė truputėlį problemas tiek su bičių ilgaamžiškumu, tiek su parazitais, tai yra su erkėmis, kuomet mes leidžiam bitėms auginti pilnu tempu visą sezoną perus, tiek pačios bitės nusielina, tiek jos labai prisiaugina didelį kiekį erkių. Todėl
mums labai svarbu, kuomet mes ruošime žiemai, nepamiršti, kad mums reikia didelio kiekio žiemos bičių, kurios yra sveikos, o jeigu jos ilgai augino perus visą sezoną, tai jos bus ir trumpaamžės. Ir jeigu mes nepadarėme namų darbų, tai yra sezono metu nepagydėme bičių nuo varo erkių, tai jos dar bus ir erkėtos, kas nulems mūsų taipogi mažesnį kiekį žiemos bičių bei gali sukelti virusinės ligas šeimoje. Tai pasiruošimas žiemai vienas dalykas. Turi būti daug žiemos bičių ir pakalbėsim, kaip tai pasidaryti. Antras dalykas tai yra, kad bitės turėtų tvarkingai pasiruošusios lizdą. Tai mums yra labai svarbu, kad tas lizdas būtų tvarkingai sukombinuotas. Kokia problema galbūt šiais metais kilo dėl ilgo perų auginimo, kad, jeigu bitininkas neįsikišo vėliau, tai čia gali būti problema, aišku, tą problemą galima sutvarkyti, bet jeigu bitės ilgai, sakykime, šitoje lizdo dalyje augino perus, tai čia jos maisto nebus susinešusios iš tą, ką bitininkai maitino, ir maistas bus išskirstytas netolygiai aviliuose. Ir tuomet turime problemą, kad jos žūsta iš bado, nors maisto šonuose yra kažkur, sakykime, jos pasinešusios tą maistą, bet nėra pakankamai to kiekio būtent toje vietoje, kur susidaro bičių kamuolys. Kadangi bičių kamuoliui susidaryti reikia truputėlį ir tuščių vietų, tai gali būti, sakykime, pilnai užpildyti užpylę pilnai šoninius korius, sakykime, ten 4 ar kiek tų korių pilnai užpylė tą maistą, kurį davėm, bet šičia liko tuščių vietų ten, kur perai. Ir jeigu mes tų perų nepašalinom, kamuolys vis tiek susidaro kažkur turėtų susidaryti kažkur šitoje vietoje, kur truputėlį tuščių akučių yra, ten, kur jos gali įlysti į akutes, tam, kad sumažintų pačio kamuolio dydį, ir jos čia neturi pakankamai maisto, dėl to žūna iš bado. Tai vienas dalykas, ką galima padaryti, jeigu neizoliuojam motinom, tai jeigu ilgas toks ruduo kaip šiais metais, tai tuos tada korius iš centro išimti, perkelti į šonus, sakykime, kad ir už diafragmų, ar tiesiog perkelti į šonus ir sustumti maisto korius į vidurį. Ir dar reikia kitą dalyką paminėti, galbūt čia truputėlį aš ne vietoj įdėjau, ne prie lizdo susitvarkymo reikėtų, bet apskritai, kam yra skirtas medus, tai nemažai bitininkų sako, kad bitės maitinasi medumi žiemą ar maistu žiemą, bet iš tiesų medus yra skirtas truputėlį kitam dalykui, tai yra šilumai palaikyti, o ne pačiam bičių maitinimuisi tam, kad jos išgyventų. Jis yra daugiau skirtas būtent energijos generavimui, kad būtų šiluma lizde. Tai yra daroma labai paprastai, jos vartoja medų iš esmės arba maistą, kurį mes sumaitiname kaip kurą, tiesiog energijai išskirti. Ir dar vienas dalykas, kam yra skirtas medus, tai yra temperatūros stabilizacija. Jisai veikia kaip barjeras, jisai kaip, sakykime, kaip plytos aplink pečių, tiesiog padeda išlaikyti šilumą lizde ir neleidžia tokiems staigiems svyravimams, sakykime, tarp dienos ir nakties temperatūrų, jisai padeda išlaikyti tą vidutinę temperatūrą lizde. Taip, tai šitą ir paminėjau, kad temperatūros stabilizacija yra labai svarbi ir taipogi yra, kuomet stabilizuojasi temperatūra, kuomet nukrenta temperatūra, jeigu bitės yra gerai pasiruošusios, tai yra jau turi pakankamai žiemos bičių kiekį, nebeaugina perų, bitės yra pilnai apsiskraidžiusios prieš prasidedant žiemojimui, tai jos su pirmuoju šaltuku ir susispiečia į kamuolį ir pereina į pasyviąją būseną, kurie, būtent kaip pradžioje ir kalbėjau, suvartoja mažą kiekį maisto ir tiesiog ramiai prabūna per visą pasyvųjį laikotarpį. Ir taipogi, ką reiktų atkreipti dėmesį, jog mums labai yra svarbu ne vien tik tai temperatūros stabilizacija, tai kad yra nukrenta temperatūra, kuris suburia bites į kamuolį, bet taipogi ir nukritus temperatūrai, koks susidaro mikroklimatas
pačiame kamuolyje. Tai yra svarbu, kad mūsų drėgmė būtų apie 20% lizde ir kad CO2 koncentracija būtų kuo didesnė. CO2 yra svarbi dėl to, kad padeda išlaikyti bites pasyviojoje stadijoje. Ir jinai veikia tokia kaip antklodė ir slopina bites. Labai paprastas pavyzdys, kai yra dirbtinai apvaisinamos bičių motinos, jos yra migdomos CO2 dujomis. Analogiškai ir čia, kuo didesnis kiekis CO2 dujų, tuo bitės yra pasyvesnės ir suvartoja mažesnį kiekį resursų. Taipogi CO2 dar yra nustatytas, kad yra geras dalykas tam, kad pasišalintų erkės, kadangi kaip ir bitės tampa pasyvesnės su CO2 koncentracija, taip ir erkės tampa pasyvesnės, todėl yra didesnis jų nukritimas nuo bičių ir mažesnis užkrėstumas. Bet čia, žinoma, jeigu mes normaliai nusigydom, kažkokios tai didelio skirtumo mes nepajusim. Bet tiesiog dėl įdomumo, manau, visai įdomu, kad tai veikia ne vien tik tai bites, bet ir erkės. Ir tuomet judame toliau, mums svarbi tinkama drėgmė, tinkama CO2 koncentracija. Dabar pakalbėkime apie maisto suvartojimą. Tai normaliom sąlygom, kai bitės neaugina perų, pereina į pasyvią stadiją, jos suvartoja minimalų kiekį maisto, tai yra apie, čia pats minimumas, apie 50 gramų per parą. Tai jeigu arba 1 milimetrą korio nuvalgo per vieną parą, tai mes galim įsivaizduoti, jeigu turime apie žiemojimą, sakykime, 180 dienų, tai mūsų suvartojimas bus 180 mm nuvalgyto korio, tai apie 20 cm. Jeigu bitės buvo pasyvioj stadijoj, čia yra labai svarbu pabrėžti, kad bitės buvo pasyvioje stadijoje. Tai yra jos kamuoly, geras CO2 koncentracija, jos yra apslopintos, viskas yra tvarkoj, bet šiais metais turėjom problemą su ilgu šiltu rudeniu. Tai nulėmė, kad bitės ilgai neperėjo į pasyvią stadiją, todėl suvartojo to nemažai maisto. Todėl reiktų pasitikrinti, ar tikrai yra pakankamas kiekis maisto, nes bitėms nesant pasyvios stadijos suvartoja ženkliai didesnį kiekį resursų. Ir taipogi maisto suvartojimas iššaukia truputėlį kitas problemas, ką mes žiūrėjom, kad geram žiemojimui reikalinga tinkama drėgmė ir tinkama CO2 koncentracija, kuomet bitės, jeigu nepereina į pasyvią stadiją, tai yra ilgai augina, sakykime, perus. Ir jom reikia sukelti temperatūrą, kad skirtųsi energiją, jom reikia vartoti maistą. Tai vartojant maistą, jom reikia deguonies, tai jos į kamuolį įsileidžia deguonį. Nors ir susidaro CO2, bet kadangi bitės ventiliuojas, kadangi įsileidžia deguonį, CO2 koncentracija krenta. Taipogi, kai bitės vartoja maistą, skiriasi ir drėgmė. Skiriantis drėgmiai, jeigu didelis kiekis to maisto vartojimo, galimas didelis kiekis drėgmės, jom vėl tą drėgmę reikia pašalinti. Tai jos vėlgi nepereina į pasyvią stadiją, kadangi drėgmės koncentracija yra kamuolyje vėl didesnė arba dar net nepereina į kamuolį. Tai mes matom, kai turime problemą, jeigu augina ilgai perus ar pradeda auginti perus, jau išsibalansuoja būtent tas pasyviosios stadijos stabilizacija ir mikroklimatas kamuolio ir tada atsiranda problemų. Einame tuomet toliau, kalbėjom, CO2 veikia kaip pagalbė, bet dar truputėlį užsiminsiu vieną dalyką, galime pastebėti, kad jeigu įsivaizduojam korį ar ne, korio viršuje, galim pasivaizduoti korį, korio viršuje mes čia visuomet turime kažkokį tai lanką medaus, ar ne, ir tas lankas medaus čia būna, pašiaurietiškas bites, jis būna
labiau išpūstas, pas pietietiškas mažiau išpūstas ir iš esmės, kam jis yra skirtas. Tai yra skirtas ypatingai žiemojimo metu, galime pamatyti, kad išpučia tuos korius tam, kad išsaugotų CO2, kad CO2 taip lengvai nepasišalintų iš kamulio. Tai jeigu mes įsivaizduojam iš šono žiūrim avilį, turime rėmelius, sakykime, tai tas išpūtimas korių viršų būtent ir padeda neleisti pasišalinti CO2 iš kamulio ir slopinti bites, kad jos suvartotų mažesnį kiekį energijos. Tai čia dėl to mums reikia, kuomet suformuojam lizdą žiemai, reikia kažką uždėti virš korių ar plėvelės gabaliuką. Nėra svarbu, kad būtų labai jau tenai aklinai, bet kad prilaikytų tą CO2 išgaravimą iš kamulio tam, kad mūsų bitės būtų nuslopintos ir suvartotų mažesnį kiekį maisto. Tačiau taipogi svarbu, dėl ko sakau, turi būti ne aklinai, jeigu mes turim dar ypatingai uždarytus dugnus, tai negali būti aklinai tam, kad mūsų drėgmė nepadidėtų neatsirastų per didelis kiekis drėgmės. Jeigu atsiranda per didelis kiekis drėgmės, bitės pradeda tą drėgmę iššalinti iš lizdo. Kad pašalintų drėgmę, jos pradeda ventiliuoti kamuolį. Kas atsitinka ventiliacijos metu, jos pradeda vartoti didesnį kiekį maisto, įsileidžia į kamuolį deguonį, išeina CO2, nors ir pasigamina, bet išeina ir dar toliau kyla drėgmė. Na, tai gaunasi toks truputėlį kažkuriam laikui užburtas ratas, jos bando pašalinti, bet tuo pačiu ir sukuria drėgmę. Todėl nereiktų užizoliuoti visiškai, kad tenai nieko nepasišalintų ta drėgmė, bet reikia sukurti optimalią ventiliaciją. Taip, tai iš esmės tokie pagrindiniai dalykai. Turi būti paruoštas geras kiekis sveikų žiemos bičių, turi būti sutvarkytas lizdas tam, kad būtų kompaktiškai maistas sudėtas ir jos turėtų laiko tam maistui pasiruošti susidėti. Na ir tuomet laukime temperatūros stabilizacijos, kad jos susiburtų į kamuolį, o kamuolyje išsilaikytų tinkamas kiekis CO2 ir tinkamas drėgmės kiekis. Tam, kad neatsirastų problemų, mes blokuojame motinos dėjimą, tai yra pašalinam tą nereikalingą maisto suvartojimą ir lizdo šildymą, bei taipogi, jeigu mes kalbam apie perų auginimą, jeigu ilgai augina perus, mums čia atsiranda problema su bitėmis, kadangi bitės, kurios nebūna išsituštinusios, jos nepereina į pasyvią stadiją, nes jos visą laiką gyvena ant streso ir neleidžia kamuoliui ramiai žiemoti. Tai pavyzdžiui, jeigu mes skaičiuojam, turi praeiti apie 40 dienų nuo kiaušinio iki apsiskraidimo, turi praeiti apie 40 dienų, tai jeigu mums randam perų 10.01, tai 40 dienų atskaičiavus, tai jau bus lapkričio, sakykime, 11 diena. Na, tai ar bitės apsiskraidys, tai jau čia yra rizika, kad gali ir neapsiskraidyti, todėl tos bitės, jau truputėlį trukdys tam kamuoliui žiemoti. Taip, kad mes pasiruošiam, apsisaugom nuo to nereikalingo trukdymo izoliuojant motinas. Taip, tai truputėlį aptarėm, kaip vyksta tas tvarkingas žiemojimas. Dabar galim judėti toliau, ką mes galim padaryti, galbūt dar galėsit papildyti, ką galim padaryti, kad mes sustiprintumėm ir turėtumėm geras, stiprias šeimas, kad kitais metais galėtumėm džiaugtis gerais rezultatais. Tai vienas iš svarbiausių dalykų, kuomet mes ruošime žiemai, tai yra turėti didelį gerą kiekį žiemos bičių. Tam, kad turėtumėm pakankamai žiemos bičių kiekį ir dar yra sveikų žiemos bičių kiekį, mums reikia truputėlį pradėti ruoštis iš anksto.
Tai vienas svarbiausių dalykų yra nusigydymas nuo erkių. Apie tai jau kalbėjome praeitą savaitę. Tai yra, kuomet mes atliekam perų pertrauką sezono pradžioje, arba sezono eigoje, nusigydom bites ir tuomet jau turime vėl švarią pradžią, tada erkių kiekis mums nesukyla. Vėlgi, priminsiu trumpai, jeigu mes nusigydome kažkur birželio mėnesį, tas erkės, tai mūsų praktiškai ir nesukyla tas erkių kiekis, palyginus su erkių kiekiu, jeigu mes gydytumėm kažkur tai rugsėjis ar spalis. Na, tai mes turime visai kitą rezultatą. Tai mums šitas nusigydymas pavasarį, ką mes praeitais metais kalbėjom, padeda išvengti žiemos bičių sužalojimo, taipogi virusų plitimo šeimoje. Tai mes pradedam kada ruoštis, vėlgi, čia priklauso nuo jūsų sąlygų, ar kada pas jūs baigėsi medunešis, sakykime, pagrindinis, jeigu pas jumis dar nusimato kitas medunešis, tai gali stumtis tas pasiruošimas ir į vėlesnį laiką. Jeigu pas jumis baigėsi medunešis Liepos kokią 27, tuomet už savaitės galite nusimti medų ir pradėti ruoštis. Viskas priklauso nuo jūsų situacijos. Bet iš esmės, imkim, sakykime, datą, kad būtų paprastai orientacijai, 08.01 einate, imate medų, kažkiek tai pasitikrinate lizdus ir mums ką reikia nusistatyti, tai yra koks bus kiekis perų tuo metu. Tai mums turi būti, jeigu mes nebenorim nieko daryti, norim iš karto tiesiog paprastai tą šeimą paleisti žiemoti, turi būti 6 dadano rėmai perų. Tai gali būti atviri, dengti, didelio skirtumo nėra, 6 rėmai perų. Jeigu tuo metu jeigu yra 6 rėmai perų, mes tą motiną izoliuojam, viskas, mūsų darbai baigėsi, po kelių savaičių ateisim, po 3 savaičių ateisim, susitvarkysim, užsimaitinsim ir viskas. Tai čia yra labai paprastas variantas. Tačiau neretai, ypatingai jeigu būna neizoliuotos, galbūt šeimos arba, jeigu buvo neizoliuotos, motinos pavasarį nebuvo nugydyta, čia mūsų perai jau nebus sveiki. Tai jeigu čia mūsų perų užkrėstumas bus, sakykime, gali siekti 10%, sakykime, tai jau mes numeskim nuo šitų bent 10%, plus dar, kadangi virusai jau pradeda plisti labai stipriai toje šeimoje, tai klausimas, kiek tų perų bus dar sveikų. Tai čia vienas dalykas, jeigu mes nebuvom nusigydę, tai mums reikės didesnio kiekio perų, taipogi nežinom, kokie yra sveiki perai, ar kiek yra tų sveikų perų, arba jeigu pas mumis yra mažiau negu 6 dadano rėmai perų, tuomet mums reikia dar tą šeimą stiprinti. Dabar nekalbėkim galbūt apie tuos užkrėstus perus, čia truputį galbūt sumaišiau, bet jeigu pas mumis atsidarom avilį, nėra 6 dadanų perų, sakykime, randam 4 dadanų perų, tai yra per mažas kiekis, mums reikia bent jau 6, pats minimumas, ką mes tada darom. Tai kadangi mes bites nusigydėm jau gegužės mėnesį, pas mumis tų erkių peruose nėra. Tai yra viskas sveika, viskas tvarko. Todėl mums nereikia kreipti dėmesio, kad nusigydyti prieš tą bites dar kartą, prieš žiemos bičių kartos auginimą. Nes mūsų perai yra viskas sveiki, viskas liuks. Tai tuomet, ką mes darome, mes pradedam tą motiną skatinti tam, kad jinai pridėtų didesnį kiekį perų. Tai mes skatinam tą motiną 21 dieną. Galima ir trumpiau, galima ir 14 dienų, sakykime, 14-21 dieną galim skatinti mes motiną. Ir skatinam mes po 250 ml sirupo. Tai yra 2 dienom. Galime 1:1,3 atsiprašau, čia yra medus, o čia yra vanduo. Ir kas antrą dieną būtinai nepraleidžiam, jeigu nenorim arba neturim galimybės kas antrą dieną važinėti,
galime panaudoti ilgalaikio davimo, sirupo davimo maitintuvės, na, pavyzdžiui, užverčiant kibirą ant viršaus ir padarant porą skylių, sakykime, 3 kokias skylutes, na, tai tą, sakykime, jeigu mes įdedam 2 litrus, tai galbūt jį per savaitę bitės suvartos. Tai bus iš esmės tas pats, kas mes kas antrą dieną duotume. Bet yra labai svarbu nepraleisti šito maitinimo, nes iš esmės šitas skatinamasis maitinimas ne tai, kad skatina motiną, jisai skatina lauko bites ieškoti, rinkti kažko tai, jom parodo, kad yra medunešis. Prasidedant medunešiui, jos aktyviau pradeda maitinti motiną, pradeda rinkti daugiau žiedadulkių, ir automatiškai susiaktyvina motiną. Tai mums būtinai reikia nenutraukti to netikro medunešio, kad lauko bitės būtų visą laiką suskatintos. Todėl, arba pasirenkam, mes arba dažniau einam, bet turim būtinai pagal grafiką, negalim praleisti to pamaitinimo, arba duodam ilgalaikį variantą, sakykime, savaitį tam, kad jos susimaitintų per ilgesnį laiką, bet kad nenutrūktų tas medunešis. Ir tuomet po gerų 3 savaičių grįžtam atgal ir jau pradedam izoliuoti motinas, nes jau jos būna pasikėlusios tą perų skaičių. Jeigu būna vis tiek jos nepasikėlusios, nes gali būti tokių niuansų, kad jos jau įnoringai nebenorės auginti perų, ypatingai čia jau žiemos vasaros pabaigoje, nes bitės nori taipogi išgyventi, daugiau negu bitininkas nori išgyventi ir, jos gali nemaitinti perų tam, kad išsaugotų savo vidinius resursus ir peržiemotų. Tai tuomet jau jeigu mums nesusirenka šitas kiekis perų, tai tuomet jau vėlgi izoliuoja motinas, bet tas šeimas pasižymim ir jas sujungsim. Apie sujungimą galbūt galėsim truputėlį vėliau pakalbėti. Galima jungti, kai izoliuojam. Kodėl sakau užsiizoliuoti vis dėlto motinas? Jeigu mes užsiizoliuosim, mes galėsim sujungti 2 šeimas ir išsaugoti tas 2 motinas. Jeigu mes neizoliuosim, galimybės, kad išsaugotumėm sujungę 2 šeimas, 2 motinas praktiškai nėra. Tai todėl, jeigu turim tokią problemą, nėra tų perų pakankamai, izoliuojam vis tiek abi 2 motinas ir tuomet jau sujungsim tas šeimas ir viskas. Taip, tai kaip tada dabar nusistatėm, ar tai būtų rugpjūčio 1 diena, ar tai būtų vėliau, ar tai būtų anksčiau, kai jau nusistatėm, kad pas mumis yra pakankamas kiekis perų, ką mes tuomet darom? Mes užsiizoliuojam motiną, labai greitai susipaišykim, kaip čia atrodo. Tai sakykime, 0 dieną mes ką padarom, tai yra užsiizoliuojam motiną. Palaukiam tuomet mes 21 dieną. Kodėl ne 24 dienas? Jau yra maža tikimybė, kad pas mumis bus traninių perų, todėl mes laukiam tik tai ciklą, kol išsirita visi, galim ir net ne 21, bet sakykime, aptarkim keletą variantų. Pirmas variantas, palaukiam 21 dieną, tol, kol išsirita visi perai. Tai ką mes tuomet darom? Mes čia turėjom tą seną avilį, ir jį nusikeliam į šoną, čia buvo izoliuota motina, tam, kadangi rudenį gali būti ir plėšikavimų, gali būti, ir kiekvieną korį ten kratyti, siaurint lizdą, tai jau yra didelė prabanga ir gali kilti plėšikavimas, mes paprasčiausiai truputėlį nusikeliam į šoną, į tą pačią vietą ant dugno pasistatom naują korpusą, kuriame jau būnam susidėję, galim dėti keletą vaškuolių keletą dėti, sudėtam pasiūtų korių ir tada paprasčiausiai perkeliam, čia mes tą izoliatorių, čia jį įkeliam į vidurį ir viskas. Galima dėti ir diafragmas, vieni deda, kiti nededa, aš nededu, galima čia įdėti diafragmas iš šono, kad suspausti tą lizdą, ir viskas. Tuomet dedamas yra, kas tada dedasi, plėvelė, tuomet dedame
Maitintuvę dedame kaip korpusą, tikrai galite matyti ir yra nufilmuotas video, ne vienas kitas korpusas atrodo. Į korpusą supilame keramzitą plus sirupą. Sirupo, šiais metais truputį neužteko, kadangi, kaip kalbėjom, neperėjo ilgai į pasyviąją stadiją, tai suvartojo didelį kiekį maisto rudenį. Net neįsivaizduoju, kiek šeimos suvartojo, kurios buvo maitintos ir kurios augino perus, ten turbūt iš viso dideli skaičiai, bet, mes galim dėti 10-12 kg cukraus, sudedam ir čia, tai yra sumaišom sirupą 3 dalis su 2, cukrus ir vanduo, supilam visą sirupą ant karto, supilam, dedam tuomet ant viršaus, štai čia, išleistuvą ir grąžinam štai šį korpusą mes atgal. Ir viskas, čia jau motinos nebėra, motina apačioj. Bitės paprasčiausiai leidžiasi į apačią, pasiema sirupų, pasisiūna ten tas kelias vaškuolės ir viskas susineša, kaip ir problemos nėra. Tai čia yra vienas variantas, jeigu mes laukiam 21 dieną, galim tos 21 dienos iš esmės ir nelaukti, bet svarbu išlaukti bent jau 10 dienų. Aš nesu bandęs tokio varianto, bet, sakykime, antras variantas galbūt ir veikia, galbūt ir ne. Galima bus išbandyti, tai mes užsiizoliuojam. Aš žinau, kas yra bandęs, sakė, veikia, bet pats nesu aš to išbandęs. Laukiam 10 dienų bent jau. Tai yra ypatingai svarbu, jeigu mes maitinam vėliau, sakykime, kokią čia būtų rugsėjo 09-15, tai kad mums labai nesusivieninti su tuo maitinimu, palaukiam bent jau 10 dienų tam, kad uždengtų visus perus ir tuomet atliekam šitą operaciją. Dėl ko laukiam 10 dienų, kad uždengtų perus. Jeigu čia bus atvirų perų, tai bitės nesileis, nes jos augins tuos perus. Tai čia turi būti vien tik tai uždengti perai tam, kad bitės pradėtų leistis į apačią. Ir tai neišsileis visos bitės, nes jos ir dengtus perus prižiūri, bet didesnė dauguma nusileis į apačią. Taip, kad jeigu mums jau labai vėlinamės, jau maitinimas jau keliasi labai į vėlų laikotarpį, galim trumpinti tą iki 10 dienų. Bet nesu 100% garantuotas, nes aš nesu pats bandęs, bet manau turėtų viskas būti tvarkoje. Blogiausiu atveju jos tempo bus dar savaitę ilgiau virš to išleistuvo. Taip, ir kuomet praeina dar, sakykime, savaitę, čia viskas priklauso nuo lauko temperatūros. Tai yra nuo daug faktorių, per kiek jos laiko susineš tą medų, tiksliau tą sirupą, bet kai jau ir pasišalins iš išleistuvo, kai jau pasišalina iš išleistuvų, galime iš esmės tokią kombinaciją mes laikyti netgi ir iki spalio, ir iki lapkričio mėnesio. Jeigu tenai nėra kažkokių tai problemų, nėra pralindimų, širšių kažko, galim laikyti ir ilgą laiką. Čia mes turėsim ką? Mes turėsim medų, turėsim duoną, turėsim tuščius korius, galim laikyti ir iki šalnų. Bet iš esmės jau anksčiausiai turbūt po kokios savaitės, viskas, sakau, priklauso nuo jūsų bičių, kokią 28 dieną mes galim nusiimti tos korpusus ir tada prasigydyti oksalo rūgštimi. Dar kartelį prasiliejam, dėl ko geriau truputėlį anksčiau nelaukti iki tos šalnos, nereikės tada pirkti mums tų oksalo garintuvų, nes dar bitės nebus suėjusios į kamuolį, ir mes efektyviai galim prasigydyti tiesiog pralaisant bites, mums nereikia kažkokios dar įrangos spec tam, kad mes jas pragydytumėm, nes vienintelis variantas, kuomet yra turbūt pravartu turėti oksalo garintuvą, tai kuomet bitė susispiečia jau į kamuolį po šalnų, nes jisai geriau pramuša tą kamuolį ir geriau nugydo bites. Bet jeigu mes gydom dar iki to laiko, kol jos susiformuos į kamuolį, tai mums to garintuvo tikrai nereikia. Mes prasiliejam ir viskas yra tvarko. Taip, kad galbūt nėra pats geriausias sprendimas laukti iki pat šalnų, kad nusimti tos korpusus, galim truputėlį anksčiau. Bet jeigu turim garintuvą, galim laukti ir ilgesnį laiką. Taip, ar dar kažko nepaminėjau?
turbūt, kad daugmaž viską, ką norėjau, pasakiau, tai dabar lauksim galbūt kokių tai klausimų. Dar galbūt galiu paminėti, kaip sujungti šeimas. Galbūt kaip, sakykime, kaip sujungti šeimas arba kaip prijungti galime šeimas labai paprastai. Tai vėlgi, jeigu mes turim kažkokią šeimą, sakykime, prarado motiną rudenį arba ar ten žuvo izoliatorių ir dar kažkokią, nu, turim šeimą, šeimelę ar perų, ar kažkokį, ar, na, tiesiog masę bičių ir turim problemą net, na, kaip prijungti. Tai mes galim šitų momentų labai labai patogiai, kai iš šičia pasišalina šitas korpusas su bitėm, na jau matom išėjo, bet dar, sakykime, maisto nesuvartojo. Mes šitą nusikėlėm ir čia užkėlėm ant to tą pačią išleistuvo kitą korpusą su bitėmis. Iš kitos šeimos ir viskas, jos leidžiasi per apačią, pasiema sirupą, puikiai prisijungia, praeitais metais keletą bandžiau, tai viskas labai tvarkingai jos susijungia. Tai tiesiog mes ant to išleistuvo uždedam, jos leidžiasi ir prisijungia prie tuo pačiu bičiu ir viskas labai, labai tvarkingai. Man visai patiko, kad, na, paprastas būdas sujungti šeimom. Tai aišku, čia jau tos šeimos, kur be motinų buvo, taip ir susijungia. Jeigu motinos, tai jau ten truputėlį kitaip. Labas vakaras, Kęstuti, neišgirdau, neminėjai dėl dugnų įtaka, bedugnis ar uždaras dugnas. Aš esu jau, kas mane klauso, tas jau žino, kad aš tik už uždarus dugnus, bet galbūt kažkas gali pasidalinti patirtim ir su atviru, ir su uždaru dugnu, kaip skirtumai jaučiasi. Ypatingai, sakau, šiemet man pačiam teko pastebėti, kad su uždaru dugnu bent jau pajūryje geriau šeimos atrodo, mažiau maisto suvartojo ir panašiai, gal kad vėjuotas čia vis tiek klimatas ir panašiai. Kaip kituose kraštuose, Dainiuose, Rimas. Su CO2, kas jeigu mes pasižiūrim, aišku, ten tas kamuolys, jisai ir šiaip saugo tą CO2, kaip mes matėm su rėmais, kad neišleidžia per viršų, tai jos šiaip saugo, kad tas CO2 neišeitų, bet CO2 molinė masė yra 44 gramai molyje, tai yra mažesnė už oro, už 29 gramus molyje, tai jisai CO2 leidžiasi į apačią. Jeigu mes turime atvirą dugną, tai jis pasišalina per tą atvirą dugną CO2. Jeigu pasišalina CO2, bitės yra aktyvesnės, suvartoja daugiau maisto. Bet aišku, jis sunkiau jau pasišalina, nes bitė šiaip laiko tą CO2 kamuolį, bet, na, iš esmės lengviau jam dingti iš kamuolio. Bet esant vėjų, jeigu praeinamumas kažkoks, kad ir iš viršaus uždaryta, vis tiek įpučia jau kažkiek ir trukdo. Tai va, tai tą CO2 truputį reikia saugoti ir saugoti tą, kad saugoti. Maisto suvartojimui, sakykime, tai tikrai turi įtakos. Man atrodo, ar kartais nėra tame toj knygelėj bitininkavimas daugiaaukščiuose viliuose amžėjus, ar nėra kartais tenai kažkur, labai senai aš skaičiau, palyginimas tarp uždarų ir atvirų dugnų, kiek ten maisto suvartojimas skiriasi. Aš neatsimenu, ar yra ar nėra, bet man atrodo, jeigu yra, tai ten didelis skirtumas. Ten čia tai yra klausimėlis, užmesk akį. Jei nestiprinant ir planuojančių moterų ant 4 rėmų, kaip pasikoreguoti
Na, jeigu jau nusprendžiat vis dėlto nestiprinti šeimų ir vis dėlto nusprendžiat, na, tai sumažinat atitinkamai tiesiog tų turbūt korių kiekį ir viskas. Galit pasilikti 4 rėmelius ir viskas. Analogiškai susimažinat ir maisto kiekį. Pagal vienam rėmui iš esmės 2 kilogramai, tai jeigu 4, tai 8 kilogramus cukraus ir viskas. Kokie rezultatai matysit pavasarį. Gal daugiau kažkas klausimų arba pasidalinti patirtim galėtumėte apie šių metų žiemojimą ten, kaip Vilnius, kaip ten kiti kraštai. Labas vakaras. Sveiki, Romai. Aš, Oi, nebegirdim, kažkas išsijungė. Alio. Pamėginkit įsijungti mikrofoną. Alio. O, dabar girdim, kalbėkit. Kalbėkit, Jonai. Leninas, ten, žinau, kad jo ten aiškino, kai jisai per žiemą žvis ten maisto sunaudoja menkniekį iki kilogramų. Nu, tai ten pasiekė ten biozę, bet kaip ten tai pasiekė, kad tiek jos taip apmiršta, kad jis visai to maisto ten nesunaudoja. Kaip mum tai padaryti? Tai reikia atkreipdėmėsi pas jį ir trumpesnė žiema yra Kryme. Tai Kryme ten ženkliai irgi laikotarpis mažesnis. Jis tą sako, nieko, paskui buvo net iki kilogramų. Nu, tai bet kaip pas mus, ir izoliuoja ir virš 10 kilogramų sunaudoja, dar daugiau, bet nežinau, gal kaip pas mane ten 4 rėmų buvo. Ir šitą sunaudoju gal ir 10 kilogramų. Nesuklyskit, Leninas jis aiškino to, kad kilogramai bičių, kilogramas medaus, ne bendrai šeima. Tik jis ten aiškina, kad visai, reiškia, visai nieko nesunaudojo. Nu, sako, nu iki kilogramų. Kilogramui bičių. Ai, galbūt, tada tikis kita. Taip, santykis čia yra. Nes negali taip, kad visiškai nebūtų naudoti vis tiek, kad ir tas regionas vis tiek pas juos ir žiemos šaltos irgi yra, ir tas pats video, žiūrėkit, žiemą padaryta, vaikšto ten sniego iki kelių vos paeina. Ten irgi yra ten to ir šalčio, ir viską, tik tiek, kad ten pas jį visas bitininkavimas vyksta nameliuose. Ir visi aviliai, realiai, visos šeimos yra nameliuose. Tai vėl yra kitoks. Skersvys, tas pats šilumos tiltas ir panašiai. Nu, dėl žiemojimo, dėl dugnų, atvirų ar uždarų dugnų, patirtis mano yra tokia, kad atvirais dugnais yra sausesni lizdai, labiau išeina drėgmė. O pas mūsų sąlygom dabar, kai žiema tokia nepastovi yra, tai tikrai drėgmės yra užtektinai. Netgi oro santykinė drėgmė, jis sudaro savo atšalimas, kondensatas krinta ant avilių sienų viduj, tie svyravimai, jeigu šįmet buvo svyravimas, per parą krito 22 laipsnių skirtumas buvo. Tai įsivaizduokit, rasos taškas iš oro, iš erkšnas, viskas palieka aviliuos, ar jie bus su dugna ar be dugna, vis vieno oras savo tokie perkritimai daro. Tai aš tik už atvirą dugną iš dalies ir, gal CO2 išlaikymo taip yra, bet jeigu yra pakritusių bičių, ypač kaip aš neizoliuotam, dėl izoliuotų nesakau, bet neizoliuotam šeimom, iš po tokio rudens tai tikrai buvo tie dugnai iš dalies susidarė kritusiam bitėm, kurios jau nebežiemoja iš pats rudens, kurios atkrito. Tai tik tai tiek, kad per tą dugną prasivėdino. Visiems išėjo drėgmė, išėjo lauką. Nes kur buvo pas man dugnai, yra dugnų pas man ir uždarų dugnų, tai tiesiog ant dugnų stovi šlapia masė. Buvo šio ryčio tai buvo nusintęs aš. Kaip dugnai atrodo, kurios keičiau dabar, tai tikrai yra skirtumas yra. Paėmė dugną, atvirą dugną, tai štai dabar jau dugnus aš uždengiau dugnus pavasariop ir tas faktas nešildžiau viršaus, bet uždengiau dugnus, tas CO2 gal dabar prilaikys,
bet ta masė, kuri buvo iškritus iš rudens žiemą, ji tiesiog pradeda dėl drėgmės ir putrė, vėly gaunas ne visai sveikas klimatas. Todėl aš vis tik už atvirus dugnus. Bet ne dugnas, ne 100% pas mane, kaip ir buvo anksčiau minėjęs, 40% dugno tik tai atviro pas mane yra. O skersvėjai tai taip pat tiek pat lietaus gali įpūsti dėl vėjų, kai visi šneka, tai netgi vėjai ir per lakas, jeigu jos neuždengtos jau aklinai ten apsaugom visom, kai daug šeimų laikai, tai nėra kada jų uždangstyti visus skydais, tai ir pripūsta, ir prilyja per lakas, ir atvirų dugnų, ta drėgmė ir tas vanduo pasišalina iš avilių dugne ir nieko jie nesudrėksta patys aviliai. Gal tiek pastebėjimų. Tai tu pats, Rimantai, būtum labiau už atvirus dugnus, a ne savo krašte. Atvirus, bet tik 40%, ne 100% atviro dugno. 40% Kodėl, gal galėtum papasakot, kodėl būtent toks pasirinkimas, ne 50? Toks pasirinkimas man pačios bitės jos padarė, kad erdvė, nes yra man užpikiavę, yra ties lizdu, užpikiavę dalį į grotelės ir faktiškai lieka. Pačios bitės tau parodė maždaug kaip lieka. Bitės parodė, koks turi būti dugnas, nes buvo išplėstos šeimos, šeimos buvo, stiprios šeimos buvo stovėję, bet jos apmažėjo, susėdo man per medunešį, susėdo motinas buvo užpiltos medum, nes stipriai labai nešė medų. Ir bitės paprasčiausiai supikiavo rėmus, kurie nereikalingi, rėmus vieną apačias rėmus supikiavo ir liko viduryje erdvė, liko 6 rėmai liko neužpikiuoti, šoniniai rėmai buvo visi supikiuoti. Tai čia toks mano atradimas buvo, kad aišku iš tos vietos suskučiau 450 gramų pikė. Bet Rimantai, va įdomus pastebėjimas, kaip pas jumis, jeigu uždari dugnai, tenai ta masė bičių šlapia buvo, pas mumis jokios, nei vienos dugno nebuvo, kad būtų, jisai kažkoks tai ar sudrėkęs, ar drėgnas, viskas sausai išsilaikė. Izoliuotas bites laikant, rudeninio kritimų nebūna, nes pas mane netgi kitos lakas buvo tiek rytė, kad iki rėmų viršaus jau buvo kritusių bičių. Nes buvo perai ilgai, buvo įsrytusių bičių, kurios nebeapsiskraidė ir buvo bičių, kurios susieikvojo beaugindamos perus. Tai čia tas faktas. Tai reikia paminėti, kad Rimantas ar kas neįdomu. Aš neizoliuotam bitėm, sakau, aš dirbusi be izoliatorių, štai man izoliatoriai eina prie būtinybės, aš artėju prie jų, kad turi pagerinti visą tą situaciją. Tai čia po to keisis viskas, bet kol kas, kol neizoliuotam, tai va toks niuansas gaunas. Nežinau, kodėl, bet taip pačias bitės diktuoja tai, kad taip turėtų būti. Netgi tas korpusas pakeltas dugnas nuo korpusas tuščias dugnas irgi yra gerai, bet tik, kad jį reikia labai vėlai išdėti. Jie nebeskraido vapsvos ir visi kiti, ir bitės nebeskraido. Vos ne lapkričio mėnesį gaunasi? Lapkričio mėnesį. Lapkričio 3 nešia žiedadulkės, bitės ėjo į darbą. Normalaus rudens. Taip, normalaus rudens, bet tai ne čia apie temperatūras, kai vidutinė temperatūra neaukščiau 3 laipsnių, o taip. Tik tada gali padėti. O tu jį nuimi tada pavasarį, ar ne? Dugnus, kuriuom dedu, aš dugnus nuimu keisdamas, va dabar dugnus, šiuo momentu keisdamas dugnus, uždėdamas kartoną arba folgazolį ir šiuo momentu jos visus jau išėmė. Tas vadinamas nuleistas prie dugno, viskas susitvarkė. Kol kas viršaus dar nešildžiau, stengiuosi palaikyti dar vėsiai, kad ir daugumoje, va dabar taip, kad yra, kad uždarais dugnais motinas neizoliuotas, kur uždari dugnai, motinas jau daugma šilumas sukelta bando prie perų artėti, o kur dugnai atviri dugnai yra, motinas dar kol kas ramios, dar perų, nes irgi viršus mano nešildytas, tai va tas maišas baltas uždengtas, tai yra viršai irgi atvėsinta, tai kol kas su perais nebuvo per daug didelių bėdų, kad būtų perų prisiauginę daug. Tai pas tai dar teoriškai ir praktiškai mūsų perų nėra, ne? Ne visur, bet didžioji dalis, palyginus su kitais, su kas dadanais pasumtas, grinai dadanus yra apšildytos pagal senovę su 3 pagalvėm, tai turi beveik 95% perai. Na ir kritusių daug šeimų yra tokių atvejų irgi pas kai kuriuos. Kritusių dabar pasirodys pavasarį, kada tas tikras pavasaris, jis gali būti, kad tu prognozuojamom temperatūram, kad bitės normaliai, kad gamtoje bus kažko bus, bet bitės normaliai dirbti normaliai, aš skaitau, ne kad išėjti, bet normaliai dirbti padėti gali tik gegužės 5-10 dieną, nes tokie pavasariai. Taip, bet jau prognozuoja, kad po Velykų jau toks atšilimas bus.
Nu, buvo ir dabar pusė Lietuvos apsiskraidė bitės, pavyzdžiui, pas Ne, mus nu tai buvo dabar čia, vėjuota žinai, tik irgi apsiskraidymų sąlyga. atšilimas, o jau kad Nu, skristų į dėl kokią to. blendę ar kitus augalus ir neštųsi normalių, nors aš sakau, dvi biteles su žiedadulkėm mačiau, bet tai ten mizeris, ką. Nu, jos negauna sąlygų. Dabar buvo, pas mus Taip, buvo, kad taip. šiltesnė orai, bet buvo stipriai vėjuota, jos negali dirbti normaliai. Ir tai tiesiog žudimas yra. Jeigu šitie vėsiai stovi, su atviru dugnu vėsiai stovi, nes dar yra dalis, kurios neišėjo man iš kamolių, net kamoliuose tebestovi kitas, net yra. Kur dugnai atviri dugnai, viskas tvarkoja, kurie buvo daug kritusių bičių, kad neuždengtų dugnų, tai grynai liko dar kamoliuose bitės. Viskas aišku. Irgi Kaip kamoliuose kiti regionai, kaip Vilnius, ten Dainius, arba kas ten Gytis, man atrodo, irgi, ar ne, Gytis iš kito Lytis krašto. Kokia ten situacija dabar maždaug? Vilniui tai tiek, kad jeigu kitur apsiskraidė, tai pas mane ten dar beveik neskraidė, čia tik tai vieną kažkokią dieną, čia šeštadienį, sekmadienį buvo apie 10 laipsnių pliuso. Tai pas tave net realiai net neapsiskraidė iš vis? Ten, kur ant saulės, su prasme. Kur pilnai ant saulės, taip, kur pavėsi, tai net neapsiskraidė. Tai kur ant saulės, tai aš irgi mačiau, kad ten žiedadulkių buvo, jau pradėjo neštis, bet tai čia vieną dieną pabuvo šilta, tai ten apsiskraidė, dabar vėl, kas ten, 5 laipsniai. Nu, vat, kad ir saulėta, bet nėra tos šilumos. Jo, nėra tos šilumos, kad ir šiandien, pavyzdžiui, kas ten +3, +4 laipsniai. Ir vėjas, tai jos ten tupi, ar nieko jis neskraido. Tai trupučiuką dėjau maisto, reiškia. Dabar dėl šitų dugnų atvirų ar ne. Anksčiau aš irgi amšiau prisiklausęs, kaip tai atvirus laikydavau, bet dabar pradėjau, jeigu Rimantas sako, ten apie 40%, tai pastebėjęs, tai aš palieku per kokius, gal 20% atviro palieku žiemai, bet ta prasme, ne tai, kad visai uždarau, nes būna, kad ir lakas ar dar kažką. Tai bent kokie 20 ar 30% tai palieku vis tik tai atvirau, kitą uždarytas būna. Tai man pasirodė, kad taip geriau, jeigu visiškai uždarytai, ta drėgmė jinai vis tiek kondensuojasi. Pas mane ne taip plėvelė uždėta, pas mane jinai parfleno. Tai viršui kondensato prie tokių temperatūrų fonuose. Kažkiek tai būna, iš kitos pusės tas kondensatas, jisai bitėm kaip ir vandenukas neblogas, taip kad jeigu ten vieną kitą korį kraštinį šiek tiek, tai gal. Tai nematau nieko ten blogo labai, jeigu ten to kondensato trupučiuką yra. Svarbu, kad bendra drėgmė nebūtų, nes kas ta drėgmė, jeigu rasos tašką pasiekia, tai šaltesniuose paviršiuose, jisai yra ypač ant plėvelių, jisai vienas kitas lašas atsiranda. Tai, na, čia mano tokie pasvarstymai. Vienas kitas lašas, viskas tvarkoja. Kol jeigu drėgmės normaliai, vidutinė drėgmė viskas tvarkoja, tai tikrai viskas tenai problemos nėra. Tai gal tiek, čia kažkas parašė, kad šiandien Vilnius skraidė. Gal aš manau, čia gal skirtingi dalykai, tas Vilnius vėl jisai toksai yra labai, labai skirtingas, vadinkim. Pavyzdžiui, mieste ten +6, užmiestyje +3, šiandien mieste buvau, pažiūrėjau, nu, okei, +6, tai gerai, +6, kada pavėsiai, jeigu ten saulės gerai pakaitina, tai ten bitė, jinai gali išskristi, paskraidyti ten, kokį 10-15 minučių vieną kitą ir grįžta paskui. Bet jeigu užmiestyje +3 ir vėjuota, tai ten ir nelabai skraido jos. Nes šiaip šeima jau normaliai pradeda skraidyti ar pradeda dirbti, vėl priklauso nuo rasės, aš kiek esu pastebėjęs, kad karnikai, kai kurios nuo 9 pradeda skraidyti, jau taip masiškiau reiškia, o kai kurios šeimos ten +10, +11, nežinau ten kaip kurios linijos bakfasto, pastebėjęs esu, kad jos dar vėliau, jom reikalinga jau ten ir 12 laipsnių, 13 laipsnių. O dieną paprastai tokios temperatūros, jeigu būna, jeigu saulė kaitina kažkokio geroje atokaitoj, nu tai paskraidys ten, 15 minučių, pusvalandį bendra šeima. O paskui vis tiek tupi.
Iš tikrųjų, ten, kur saulė, ten ir skraidė, čia mūsų arčiau į miestą. Šiaip dėl pačios izoliacijos, tai mes izoliavom, tik vienos šeimos neizoliavom iš 23, tai ta, kuri neizoliuota, jau ritasi perai. Patikrinau čia savaitgalį, kai buvo šiltas, tai susiaurinau lizdą. Tai jau ten veiksmo yra pas jas, maisto papildomai uždėta, pas visas uždėjau dėl saugumo, bijojau, kad neišjudėtų, nepaliktų motinėlės izoliatoriaus, tai visom sauso gale buvo uždėta papildomai maisto virš lizdo. O šiaip atrodo, kad visos peržiemojo, viskas gerai, dėl dugnų, tai turbūt kitą žiemą bandysim uždaryti dugnus. Dėl ko bandysit Tai uždaryti? tiek. Nu kažkaip nežinau, man šiemet, man atrodo, kad ta ventiliacija per stogelį yra geriau. Šiemet kažkaip su drėgme mes nesusitvarkėm, nežinau, ar aš ten eglės šakų per daug prikišau po apačią, ar tas staigus tos vienos dienos temperatūros tas šuolis, kai buvo žemyn kritimas, atšilimas, tiksliau, tai kažkaip, nežinau, mediniai, kur korpusai buvo, tai su jais viskas gerai. Bet tuose buterbrotiniuose, tai kai kur atsirado pelėsių, reiks tvarkytis su korpusais. Nežinau, ar dugnas kaltas, bet kažkaip dabar galvoju, kad kitais metais bandysim kitaip. Gal ir ventiliacija buvo viršuje ne taip padarius. Čia turbūt, aš sakau, labai temperatūrų šuolis padarė gal savo netiek atviras dugnas. Bet jūs atvirus dugnus buvo, tai grįžtakiam pridengė iš apačios. Kaip supratau. Taip, nes labai daug paukščių, tai pridengiau, kad nelandžiotų jas ten ant palėčių stovėliai, bet taip apdėjom. Bet laka buvo atvira, siaura, bet mažytė, mažas tarpas, bet atviras. Tas dalykas ir yra, kad kurie aviliai stovi ir žemiau stovi ant žemų stovų, tuos aviliuose drėgmė ir šįmet ir buvo daugiau drėgmės. Pas mane kaip stovi ant platformų, ant modulių pakeltas, mano aviliai stovi pakelti apie pusę metro 70 cm nuo žemės. Ir apačia atvira tik tiek, kad aš jas dengiu tinklais. Dėl paukščių dengiu tinklais. Nes kito kelio nėra, nes šįmet irgi labai aktyvus buvo paukščiai, tai irgi šalčiai jos privertė ieškoti kažkur maisto, kaip atrado maistą tokiai vietai. Tai ir tos vietos, kur 5 metai nebuvo paukščių antpuolio, ten irgi pasijautė šįmet. Ir paukščių taip, bet tai yra tik tai tinklai dėti. Virš avilių dėti tinklai. Arba jeigu nedaug šeimų iš tinklo pasidarai, iš vėlinę virintą tinklo pasidarai, gaubtą uždėdė ant viršaus. Jis tuo labiau ir dar vėjo gūsis prilaiko, jeigu gaubtą darai. Ir tiklai prilaiko vėjo gūsis, jie neduoda tokį mikroklimatą sukuria apačioje. Bet drėgmė pilnai išeina į apačią. O jeigu yra eglišakės kietai, tai taip pat kaip dugnas jis dalinai uždarytas jau yra, nebe atviras dugnas. Ir ant tų pačių eglišakių susikaupia ir vanduo, ir šerkšnas, ir rasos taškas iškrenta. Tai labiau drėgmė dar drėgmė apačioje labiau. Teisingai, gali būti, kad ir čia buvo klaida dėl tų paukščių baimės. Tai vėlgi, bet paskui jau pamačiau, kad ten negerai, tada jau ventiliacija šiek tiek ten kitaip viršui padariau. Tai atrodo nepablogės situacija. Čia dar klausimą, kaip jūs į bičių prijungimą prie ten 0–5 laipsnių? Viskas tvarkoja, galima irgi toks tie sujungimo variantai. Praeitais metais kalbėjom, bet galim. Ar jūs domina kažkoks specifinis klausimas, ar pats? Taip darydavau ir man patiko labai, pas mane dadaniniai aviliai, ten jų pristumt vienas prie kito, ten nėra kaip sunku, tai čia kaip jau atšąla, tai jos neskraido, negrįžta atgal ir jos ten tupi ramiai.
Ir aš sakyčiau, kad čia geras būdas, net ir žiemą taip daro kai kas. Taip, labai geras variantas, ypatingai jeigu netgi izoliuotos motinos, tada jau praktiškai tos nėra problemos irgi sujungti tos dvi, nes jos jau nebejaučia tų skirtumų feromonų ir galima lengvai sujungti. Ir neskraido nieko, tai viskas tvarkojam, viskas tvarkojam. Geras variantas. Mes irgi jungiam dalį šeimų irgi, kai žiemą. Kartais būna variantų. Nu, tai čia gerai tada. Jeigu jum veikia, tai viskas yra tvarkoj. Aš norėjau, Kęstuti, paklausti, žiūrėjau filmuką, kur ten tėvas tavo peržiūri šeimas ir atkreipiau dėmesį, kad pas tave ant viršuj, ant lizdo yra toksai rėmukas su plėvele. Nes aš dabar naudoju tiesiog plėvelę ir pas mane yra aviliai dešimrėmiai ir tie buterbrodai vadinami. Ir dabar taip atidarant dabar, tai kažkur taip perimetru, kokie 2 centimetrai, visur yra toksai aprasojimas ir ten tos drėgmės renkasi. Nors dugnai atviri, visą laiką laikau atvirus. Ir dabar pamačiau, kad pas tave yra tie rėmukai su tokiais įpjovimais. Tai turbūt ventiliacijai, bet tada sąlyga, kad turi būti dugnas uždaras, ne? Jau geriau būtų uždaras. Aišku, galim ir ant atviro dėti, bet gali biškis skersvėjais jas traukti, bet jeigu uždaras dugnas, tai būtinas yra toks viršuj žiedas. Jo, nes pas mane stovi jie kaip ir ant pagrindo, bet, aš kol kas nežinau, su drėgme taip 100% nesusitvarkau, taip po žiemos stengiausi kažkaip tai tos korpusus žiemojančius šiek tiek pakeisti, ir nes jie taip ir nedaug, bet yra to pelėsio ir ta drėgmė vis dėlto yra. Tai vat nežinau, ar tas gal plėvelė per daug priglunda prie tų rėmelių, kad jeigu padarysiu kaip pas tave, tie tokie, tarpelis toksai bus, ta plėvelė su tarpeliu, gal geriau vaikščios tas oras. Turėtų viskas išsispręsti iš esmės tą problemą. Jeigu pas jumis yra žemai sudėti ant kažkokių tai palečių ten tie aviliai ir uždėsi šitą žiedą ir viskas bus tvarkoj, problema išsispręs. Turėtų išsispręsti. Nes greičiausiai, kadangi plėvelė priglunda prie tų viršutinių, užtat tas oras aplinkui necirkuliuoja ir dėl to turbūt ta drėgmė atsiranda. Taip, ten turi būti bent 5 centimetrai nuo rėmelių iki plėvelės. Jo, galima paprasčiausiai, jeigu dabar neturit korpusą uždėti pildomą. Aišku, gal korpusas truputį jau čia per didelis šuolis, bet galima ir paprastai taip. Čia pastabą turėčiau, Rimantas, šito klausimą. Reikia atkreipdėmėsi, ar tie buterbrodiniai aviliukai nedaryti iš pušies medienos. Kaip miškininkas ir technologija žinantis, pušies mediena žiemą, ypač esant drėgmei, jie absorbuoja, sutraukia. Ir tai ir būna pamelinavimas, papelijimai, jeigu yra pušiniai. Tinkama mediena yra eglė. Nes čia tikrai reikia atkreipti dėmesį, čia dar seni laikai buvo, kolūkiniais laikais, ir buvo aviliai buvo vienu momentu pradėti gaminti grinai iš pušies, tai patikėkit, pavasarį tą avilę pakelti nebuvo įmanoma. Iš lauko drėgmės tiek pritraukia, pušis absorbuoja, pati mediena pritraukia vandens, kad tiesiog nuo jo bėga nuo jo. Ir pušis yra negeras. Taip, medis, jis yra mažiau šakų, geriau švelniau apsidirba, bet dėl drėgmės režimo, tai pušis yra. Čia gali būti, kad pušinės yra buterbrodo pušinės dalys, o tos iš medžio, kur darytos buterbrodiniam aviliui, yra iš pušies, ir pušis paprasčiausiai net per galą, iš lauko pusės per galą įtraukia drėgmę į patį medį. Ir čia todėl atrodo, kad visą laiką viską šlapia ir papelyja. Čia ne nuo bičių šeimos, ne nuo ko, bet grinai nuo medienos čia yra. Tai reikia atkreipdėmėsi stipriai, kad nebūtų pušis. Jo, pas mano korpusice yra viršutinė ir apatinė ta 3 ant 3, tie bruseliai yra pušys, o apkalta ta beržinė fanera. Viskas aišku, vien dėl to, kad tai yra pušis ir yra jums šita problema. Čia ne bičių šeimos, ne priežiūros problema, čia yra medienos. Medienos technologija čia tokia yra. Ir čia yra jūsų bėda šitai vietai. Ir viską daro teisingai ir gerai, bet yra viena problema, kad yra medžiaga šiek tiek.
O tai eglė siūlote naudoti ar kažkokį lapotį? Eglė. Gerai, ačiū. Prašau. O kaip situacija su tais aviliais, kur tie vadinami polistiroliniai, polistireniniai? Tai pas mane jie stovi ir praktiškai bėdų nėra. Jie drėgmės netraukia. Netraukia, nekaupia, ne? Netraukia drėgmės, tik tiek, kad yra labiau opus paukščiam. Pelės jų negraužia, kiaunės, jeigu paukščiai nepradėjo, kiaunės irgi jų nepradeda. Jeigu būna pralesa paukščiai, tada ir kiaunės visas bėdos prasideda. Čia genė ir melėtas, patys didžiausi priešai jų yra. Bet tai sprendžiama, apdengiama tinklais ir viskas. O visa kita ir dezinfekavimui, ir plovimui, korpusų tvarkymui yra labai viskas paprasta. Grinai ir džiovinimo nereikia, ne per šlampą, nesudrėksta, yra lengvi. Bet pas man yra jau šitie su falsu, ir vežimai jie gan gerai yra vežti transportuoti kariam, kadangi viens į kitą susirakina ir aš skaitau, kad dugnus ir stogus reikia darytis patiems. Jeigu norint pasipėginti bet korpus, tai tikrai verta. Bent jau buvo anksčiau, dabar pabrango stipriai, bet tikrai tai buvo vertas dalykas. Viskas aišku, Kęstuti, ten dar klausimas nuiratęs apie drėgmės matavimą, tai neturime tokių kaip ir prietaisų čia, matosi. Aš nematuoju, čia 20% paimta yra iš literatūros, kad turi būti, o aš nematuoju pats. Gal reikės pabandyti kitais metais pabandyti. Drėgmės matuoklį kokį? Sudėti jo. Yra drėgmės ir temperatūros matuokliai paprasti yra įvedami, aišku, nėra labai tikslus, bet maži su dviem apvaliom baterijkytėm. Kiekvienam aviliui galima susigrąžyti apie 2 eurus kainuoja čia. Galima bitetuką užsisakyti, Ukrainoje yra labai paplitę yra, bet tas matavimas tik kontroliai reikėtų, kam reikia kontrolės. O taip matai vizualiai visą tą drėgmės, atsiranda ir pelėsis, netgi jau būna per vėlų ir su kitų variantų. Pas mane tokie yra stoguose sudėti, turiu 5 avilius ir sudėti yra stoguose toksai, tas iš AliExpreso toksai, jisai matuoja temperatūrą ir drėgmę. Tik aš taip žiūriu į jį, bet kol kas nesuprantu, ką jis ten labai rodo, nes po jo eina ta plėvelė ir tu realiai nematai to realaus drėgmės. Jisai pas mane integruotas į stogą yra. Stogas su apšiltinimu ir į tą apšiltinimą integruotas išlenda tas daviklis. Bet gal jį kažkur reikėtų kitur, bet arba nenaudoti tada plėvelės, tada gal pamatuosi tą realią drėgmę, bet kol kas jisai tokį kažkokį pieno riebumą rodo. Nes tarp lizdo ir jo yra plėvelė. Taip, daviklis rodo temperatūrą, o drėgmę rodo pats prietaisėlis. O pats tas keturkabis termometriukas, drėgmė yra jam pačiam. Jis todėl rodo, drėgmę rodo tas, kas yra prie ciferblato tą visą, kur yra, o temperatūrą rodo, kur yra ant laido tas dačikiukas, rodo temperatūrą toj vietoj. Tai va čia ir kitą kartą klaidingi parodymą, kaip sakot, jeigu plėvelė viršai, tai rodo tik tą, kas yra stogė jums drėgmę, ne šeimoj. Jo, gal geriau rodo vasaros metu, kai tu esi nuėmęs plėvelę, o ten uždėjęs į tą pikio rinktuvą, tada gal ten realiau kažkas. Tada yra visa bendras pereina, o žiemą jie sunkiau rodo, turi būti taip praktiškai įdėtas tarp rėmelių ir pradarai per plėvelę, matai, kas viduje yra kontrolė. Nėra jie labai tikslus, norint tikslesnių prietaisų, jie kainuoja ne kaip AliExpress iki 2 eurų, bet kainuoja ir po 15, po 20 eurų. O kol tyla, Kęstuti, aš dar paklausiu, tas rėmukas su to plėvele, vienoj pusėje ten apie 5 comus, o kitoj pusėje vis tiek reikia palikti kažkiek tai, ne? Ar ten tiesiog galima prikalti prie to 5 comų? Berods ten toksai prikalta, ten yra užkalta gal milimetras, kokia faniera ar kažkas tiesiog, kad prispausti. Listelė kažkokia. Jo, listelė. Tai ten jau tas kitas variantas ir tu apvertinėjai jos, ne? Tai jo, apverti ir viskas. Bet iš esmės
Gal dabar apversim pavasarį, kai pradėsiu auginti kokiam mėnesiukui, bet visą vasarą jisai veikia normaliai, nepriglūdęs, jis visą laiką ten tarpas būna, gerai yra ir geriau ir medų, man atrodo, galbūt kažkiek geriau ten išgarina, bet aš tenai sukraunu ir motinas ant avilių, kur man reikia laikyti, jeigu ilgesnį laiką, tiesiog sudedi motinas ant meduvių ir jos tenai puikiai ten 20-30 motinų sudedi ir viskas ten puikiai jos gyvena. Ir tiek. Bet tu jas naudoji, ta prasme, ir vasarą, Ir nenaudoji tų vasarą, visą pikio laiką. rinktų. Aš pikio nelabai renku, tai pas mane visą laiką tie, man geriau motinas tenai aš laikau ir viskas. Man Supratau, daugiau. nes mane vasarą tai būna tie pikio rinktuvai viršų stoja. Supratau, ačiū. O Kęstuti, vasarą tu irgi tos kelis centimetrus tą paaukštinti, tau neprisiūna ant kurių? Nėra buvę, kad prisiūtų. Nėra, kad buvo, kad prisiūtų. Reikia laiku praplėsti, nes pas mane stovi apie 12-15 centimetrų tarpas viršui laisvas, ventiliaciniam angom stogeliai mano yra labai aukšti. Ir vasarą aš irgi nedengiu nieko, nei maišais, nei pikių rinktuvės, nieko, bet atviras būna. Aišku, jeigu jau pražiopsai, išplėtimą laiko, tai būna, kad prisiva, bet tai yra tik tai erdvė, kuri stovi dėl ventiliacijos, jeigu užtenka vietos avily, nesiva tokie atvejai. Ne, per metus pasitaiko kokiem 3-4, kad pasiva. Bet tas tarpas įsilaiko, man irgi yra 2 arba 3 į priešingas pusės ventiliacinės angos stogelį padarytas ir vasarą labai puikiai, labai gerai dėl medaus, dėl išgarinimo, dėl saustinimo medaus. Atviras dugnas, atviras stogas, va toks ir vasarą jokių bėdų nėra. Tas paaukštinimas yra, netgi skaitau, kad tai yra būtinas. Tai yra rezervinė vieta, jeigu pražiopsai dėl spėtimo, bitės, kurios nebeina į darbą, visos susikoncentruoja ant stogą arba tą tuščią erdvę užima, kur pirmą iš karto pamatai, kad tai yra, jeigu darbo metu bitės kaba po stogėliu viduj, tai žinau, kad jau yra bėdų. O po pačiu stogu, po tam, kas pas tavęs, skardas stogas yra? Polistirolo šitas, taradūra 2 centimetrai ir skarda viršų. Dėdė kažką biškį vis tiek. Na, tai izoliuoti, būtina izoliuoti ir vasarą, stipriau turi vasarą izoliuoti, ne žiemai. Nes kitaip tas perkaitimai visi šeimų viskas įvyksta, jeigu izoliacija prasta. Aš dedu 2 centimetrus, kaip ir užtenka šitas pamatų izoliavimo vadinamas, tas žalsvas kaip yra. Jo bitės negraužia. Netgi jeigu kas jau taip mažesniais kiekiais, jeigu kas darysis, galima dėti net ir 3 centimetrus, tikrai nebus per daug. Nes, vasarą tikrai perkaitina, ypač kai jau buvo ir klausimų anksčiau kolegos, kaip ant saulės čia perkaista bitės ir taip toliau. Nes, tiesioginė saulė iššildo, ypač va tie, kur buvo su porolonu, buvo ir skardiniai stogai, kaip eina šitiem buterbrodam, tai ten yra, kaip paskaitau, tai yra kaitinimo lempa. Ir yra bitės perkaista vasarą stipriai. O tas didelis tarpas, tai jis irgi susidaro ventiliacinės angos, susidaro grinai dar plus papildomai oro pagalvę tokį, kurie apsaugo nuo perkaitimo. Bet Rimantai, čia vienas geras dalykas, jeigu sakai ten 12-15 centimetrų yra viršui, ir jeigu ten pradeda rinktis bitės, tai jau ten skaityk yra tos bitės, kurios spės taip pat, tai tau iš karto signalas. Taip, tuo atveju praeini su spietinė sukrėti 2,5-3 kg bičių, duodi jauną motiną ir padarytą krestinę šeimą ant dirbtinių korių, padavus maistą. Jas iš karto atimi, kad jas nebetrukdytų kitom dirbti. Jos iš esmės ten netrukdo, jos pačios nedirba, tiesiog jos yra... Nedirba, bet jų kaupės kiekis. Jas atimi, pašalini, prapuola nuotaikas spėtimų, nes nebėra to pertekliaus bičių. Kaip ir tų bičių augintojų yra perteklius. Tai va čia susidaro tas perteklinis bičių kiekis, kuris nebedirba avily, o jos susirenka tokia vietoje. Taip, kitu atveju kabėtų laukia, kabėtų ant avilių ir taip toliau būna tie maišai. Šitų maišų netgi nebūnama. Jo, čia kažkada tai teko amžėjas klausyti, čia Vilniaus bitininkų susivienime, jis būtent pasakoja apie spiečius ir nuo kada tas prasidės spėtimas, jau buvo šiek tiek paliestos tos temos, kad nuo pirmų ten tranų padėjimo ir taip toliau, ir kada jau pradeda rinktis tos, reiškia, bitės, vadinkim, spėtiminės, kurios spies, kurios nieko nedirba, jos nei į lauką skrenda, nei ten, reiškia, perus augina, nei nieko, iš esmės augina savo ribulinį kūną ir kada jų pasiekia tam tikras kiekis,
Tai reiškia tam tikrą masę, kurios gali ilgai išgyventi. Ir tada jau pradeda augintis tik tai motina, kas ta motina, reiškia, ten 10 dienų ir gali tas spiečius išskristi, reiškia. Tai būtent tos bitės yra tos pitiminės, kurios paskui čiups greitai pradėti dirbti naują ten šeimą, reiškia, ir medų nešti, ir perus auginti, ir kurių prisiūti ir taip toliau. Tai vat, ten jisai pasakė tokį įdomų dalyką, kaip tas bitės panaudoti. Ten dviem būdais, ten arba išbėrus, arba ten panašiai kaip pas patį Rimantai, ten dar korpusą vos nepadaro, jas ten sueina ir ten paskui jį nusikelia. Bet jeigu tu sakai nukratai, iš kelių ten šeimų, viskas motinai dėjo ir turi... Iš kelių šeimų, arba sukratai, jeigu reikia nukleusam užpildyti, jas yra amžiaus geros bitės, jas yra, jos neįsidirbė, nukleusam irgi jas sukrėtė, atšaldai, supilį nukleusas ir puikiausias rezultatas, nereikia šluoti nuo karių, nereikia purtinti, nežinai bitės, kurios yra nedirbę kitų darbų, jas surenkia tą patį brandalį, kuris reikalingas, tokios paskirties bitės susirengia. Bet aišku, stengies, kad nebūtų, bet čia būna ar orų sąlygos pablogėja, ar kažkas tokio, nes jos sudaro pirmas spiečiaus brandalį. Antras spiečius, jeigu taip jau pagal biologiją bičių, kiek aš esu pastebėjęs ir prisimenu, antras spiečiaus brandalys tai yra dengti perai, kur yra masė didelė avilių. Na, po to prasideda graninė reakcija, jeigu netvarkai šeimos, nežiūri, kas motinas neišlaužia, tai po to tas ir trečias, ir penktas spiečius gali būti ir taip toliau. Bet čia jau kitais klausimais yra, jeigu nedažiūri kažko. Bet tas pirminis būna ypač, kai pavasarį anksti suskatini bites, ir būna, kaip buvo čia metai, kai rapsas atrodo pražydo ir rapsas 3 savaitės žiūrėdamas nedavė praktiškai nektaro, o tuo momentu bitės jos pasidarė, kad neturėdamos darbo, perteklinis bičių kiekis ir jos sukybo tokioje vietoje ir tada labai greitai pasitikrinti. Tik pakeli stogus vidudienį ir matai, kad yra. Kai Amšėjos buvo pavyzdys, sako, jis turi tą paaukštintą dugną, jis žiūri, lenkia žemyn, žiūri, yra, nėra, tų bičių kaba, nekaba vakare, o čia yra dar paprasčiau, dieną praeini, tik pakėlė dangtį ir matai, kas dedas. Tai čia tokia iš mano patirties yra, gal. Jo, bet tu būtent tai ir sakai, va, apie ką Amšėjus šneka, tik tai, kad jisai ten kitaip, jisai su paaukštintais tai dugnais, o čia tu už karto susirenka ir kartu matai, nes kitaip jos arba į lauką išlenda, ten ypač jeigu šilčiau, reiškia, nu, ten naktį vėl sulipa, bet jos neįskraido, tai būna barzdom pakimba, reiškia, arba ten kampuose avilio kažkur tai ten pupi tokie, tai neturi kur dėtis, o čia pasakyk, tik vieta yra, kur jie susirinkti gali. Nu, tai iš karto... Antras dalykas, aš labai dažnai vežu bites. Man, pavyzdžiui, bitės vežamas per metus iki 6-7 kartų važiuoja. Tai man tarpas, tas dangčiai, aukštas dangtis, man yra irgi papildoma vieta, jeigu užkaista lizdai vežant. Aišku, dugnas atviras tas vėdynas, bet bičių dalis nueina iš perų, irgi pasikabina ant to stogo ir yra tokia erdvė, kur jos susirenka nekaitindamas pačią lizdą. Jeigu ar būna, keli kitą kartą ar užgaišti, ar kažkas atsitinka, kad ilgesnis pervežimas, nes aš vežu su lengvosiom mašinom, gan greitai, panašiai per 2 valandas aš susitvarkau, bet visko būna, keli būna ir padangos sprogsta, viską atsitinka. Tai va tokiais atvejais čia yra kaip ir apsauga tokia. Daug vežiojant bites, nes pas man tas yra pagrindas, kad aš daug vežioju bites ir judu stipriai su jom. O Rimantai, to paaukštinimo viršuje tu tiesiog plėvelę dedi ir viskas. Nieko, išvis tuščiai. Ginai koriai, pliki koriai, virš jų dedas va tas aukštas dugnas. Jokios plėvelės, nieko nėra vasarą. Tas stogo paaukštinimas, taip čia vadinti. Taip, stogas. Jis nepaaukštinimas atskiras, bet tai yra pats stogas paaukštintas. Lentutė 12 arba 15 centimetrų lentutė, daugumoje 12 lentutė, kad ar penetuvės pasidėtų pačiai, jeigu kas reikia, va, kaip sakė, ir motinas gali pasidėti atsarginės, netgi, kaip, kad erdvė, tokia erdvė susidaro, bet ir iš lentutės sukaltas aplinkui, viršudėtas storadūra, ta plokštė, putplašė ant viršaus aliuminė skarda aptempta. Nors tas putplasis irgi atlaikytų, bet būna kita, kad palė stogą bitės, jeigu daugiau nori erdvės, pasigriaužia pačias biškį išėjimą, kur palė lentutės kraštą ir pats
pati putata į kažkiek nuo saulės greičiau sudega, jeigu neapdengta yra. Dažau visas, bet dar netgi dengiu tą skardą aliuminį. Tas spaustuvės vadinamas skarda. Jį lengvai profiliuojas ir lengvai tvarkosi. O šonos yra, arba galuos darau 24 mm po 3 vėdinimo angas, arba 32 po 2. Be dviejos galvos yra į priekį užpakalį to stogo, yra tokie angos, kurias iš vidinės pusės apkalnė iš lauko, bet iš vidinės užkali tinklelį ir skersvėjai nieks, tai ta anga yra kaip įleista į lentą įleista, skersvėjai neveikia, skersvėjų nepagauna, neduoda skersvėjami pūst, bet vėdinas užtektinai. Jeigu tik tai būna bitėm per vėsą, per šaltas, to automatiškai užpikiuoja tinklelį ir pamatai, kad yra per platus lizdai ir tada ėmėsi kitų priemonių. Čia žiūrėkit, bičiuliai, kas galėtumėte atsakyti, žmogus klausė čiate, labas vakaras, klausimas nėra susijęs su tema, bet norėjau paklausti, kaip sandėliuojate medų, kokia yra optimaliausia temperatūra, kad medus nerūgtų. Ar patalpos turi būti ventiliuojamas ar kitaip vėdinamas. Nu, kad medus nerūgtų, tai nežinau dėl tų patalpų. Vis tiek jisai bus uždarytas, ar čia aš kažką netaip suprantu. Rimantai arba Dainių, gal jūs tam vis tiek daugiau turit patirties. Idealiai sandarus turi būti uždarimas. Taip. Vienas dalykas, temperatūra pageidautina ne aukščiau 10 laipsnių, bet labiausiai tai gadina nepastovi temperatūra. Bet pageidautina, kad iki 10 laipsnių temperatūra būtų. Pageidautina, bet gali būti aukštesnė, tik kad nesviruotų staigiai. Dėl rūgimo galiu pasakyti šiek tiek. Čia rūgimas yra ne tiek dėl temperatūros, nes kas yra rūgimas? Tai yra tai, kad yra per daug drėgmės ir netgi tie, vadinkim, 19%, reiškia, drėgmės, kur, nu, ne va, taip galima. Jeigu būtų, reiškia, dar mažiau, ten 16-17 gali būti, tai tikrai jis niekada nesurūgs, nei kambario temperatūrai, nei vėsiau. O tiesiog nuo temperatūros, jeigu yra daugiau drėgmės, 19, 20, 21 iš viso, jisai ir prie 6-7 laipsnių laikykite rūsy kur nors ir vis tiek jisai gali pradėti trūkti per ilgesnį laiką. Tiesiog yra lėtesnis procesas šiek tiek. Taip kad medų reikia imti tada, kada jis jau yra pakankamai subrendęs ir nebeturi drėgmės. Nu, dar pastebėjimas, nes bitės deda savo fermentą. Jeigu medus yra neužakiuotas, kad jis yra ir drėgnumo tam tikrą yra, jį greitam vartojimui, tai greitam, pusę metų vartojimui, jis gerai, galima imti neakiuotą, bet bitės užakiuodamos po dangteliu deda fermentą, kuris yra apsaugo nuo bakterijų. Tai čia va tas yra klausimas. Jeigu surūga medus jau buvo daugiau neakiuoto, tada taip, vien dėl to. Ir antras dalykas, rūgimas sudaro kas bakterijas, yra bakterinis užterštumas. Nes yra bakterija. Čia gal ne tiek bakterijos, čia dažniausiai rūgimas atsiranda dėl mielių, nes tiek... Taip, mielės yra bakterijos, taip, bakterijos, mielės yra bakterijos. Mielės yra ne bakterijos, mielės yra grybo šiaip jau. Nu, taip, mielės yra mielės, bet ir kitos bakterijos sukelia rūgimą, ne vien mielės. Ten, bet jau nebe rūgimas, bet čia iš esmės tai ne tik tai tame, dabar dėl to dengto ar nedengto, reiškia. Kartais būna bitės nenori užakiuoti, jeigu yra blogi orai. Pavyzdžiui, prinešė to pavasarinio medaus ir žiūrėk, ateina blogi orai. Ir tau gali tie blogi orai būti porą savaičių, trejetą, reiškia, jos, aišku, tą medų naudos, bet jos nedengs, todėl kad kam jom uždengti, jeigu taip pat vėl reikės atidengti. Nu, jos irgi turi tam tikrą gamtos patirtį. Tai tokį medų pasimatavęs, jeigu ten kokį 16-17% drėgmės, tu gali jį paimti kažkiek, bet tai nebus didelį kiekį. Bet jisai tikrai niekada nerūgs. Aš nežinau, kiek aš esu ėmęs medų ir ypač rudeniop, kada būna paskutinis medus, kuris jau būna beveik nebedengia. Čia prasme ne ten, kur yra laukai, kokių nors monokultūrų ir vežiojami. Tai jisai niekada man nebuvo pradėjęs rūgti. Bet tiesiog reikia žiūrėti tą dengimą, nes kartais sako, tu ir uždengtą medų išėmęs, tu gali pradėti rūgti. Ypač jeigu ten koks nors labai didelis medunešis, bitės tiesiog viską pridėjo, nespėjo subrandinti, uždengė, išsukai ir žiūrėk tau kokį 20% drėgmės ir jau jisai to pradeda rūgti, nors paimtas ir dengtas.
čia reikia tą drėgmę labai žiūrėti. Čia svarbiausia. Ir kiek laiko tas medus buvo suništas. Taip, drėgnumas. Tai drėgnumatis yra bitininkų vienas iš įrankių būtinų. Tai apie tai aš ir buvau anksčiau, kai apie įrankius šnekėjom, tai aš sakiau, kad tai yra vienas iš būtinų priemonių. Tai nekainuoja labai daug jisai ir kiekvienas pagal tai gali susitvarkyti. Bet vis vien, va to nedengto medaus, vis vien sąlygos yra stovėjimo visiems biški prastesnės. Dar gal galim tada, atsiprašau, patrauksiu, gal galim pakomentuoti Violetą. Žiemot turėjome 24 drėgmės rudens medaus, nesurūgo iki šiol. Tai Violeta, gal galit pasijungti, pakomentuoti, ką jūs norit tom pasakyti, kad jūs avily matavot drėgmę ar kad išėmėt rudenį? Neišėmėm rudenį prieš maitinimą, kai jau nuėmėm tuos, nes maitinom taip, kaip būtent kaip Kęstutis rodė, ir kai nuėmėm tuos lizdus tuščius, buvo atviras, nedengtas buvo medus kai kuriuose koriukuose, ir mes vis tiek galvojam, išsuksim. Išsukom ir kažkaip galvojam, ar ten surūks, nes norėjom tuščių tų rėmų, tiesiog išlydyti norėjom. Išsukom ir galvojom, tegu stovi, ten buvo, nežinau, gal 1,5 kibiro. Ir paskui galvoju, taip stovėjo, gal gerai, reikia įsipilstyti maišelius ir atiduosim bitėm. Ir taip pat iki šiol stovėjo labai gražiai. Taip nerūksta, jisai susikristalizavo, toks, man atrodo, ten rudeninio, gal tų kanadinės rykštenės turbūt gal prinešė rudeniop. Ar garstyčios dar tas posėlis buvo ten kažkur, tai jis ilgai nesikristalizavo, bet paskui susikristalizavo ir dabar viskas su juo gerai. Skanus medus. Papildant, ne vien drėgmė turi įtaką dėl rūgimo, tikrai, ir dar daug priklauso nuo kokių augalų suneštas tas medus, nektaras ir panašiai ir taip toliau. Nes ant vieno augalų yra daugiau bakterijų, tų fermentavimuose visų vadinamų, ant kitų mažiau ir kokias ten labai daug, dar irgi atskira tema turėtų būti. Toliau rašo dėl Mindaugas. 2 trečdaliai korio turi būti žakiuota. Vėl sakau, čia gal ir ne auksinė ta taisyklė. Vieniem reikia, kad daugiau būtų, kitiem užtenka ir tų 2 trečdalių. Gal dar kažkokių klausimų? Vykintas rašo, kad gal problema buvo nepastovi temperatūra. Tai Vykintai, jeigu galit prisijunkit, papasakokit, kam ten reikalas, tai surūgo jums stovint, sandėliuojant medus? Ar kas čia buvo? Labas vakaras visiems. Girdit? Taip. Girdim, viskas gerai. Esu iš Mažeikių, bitininkauju, dabar bus 6. sezonas, turiu apie 60-70 šeimų. Ir toks atvejis buvo su pavasariniu medum. Parsivežiau aš dalį pavasarinio medaus į namus ir laikiau kambario temperatūrai. Ir ten buvo netoliese langas, bet tas langas yra užtrauktas su užuolaidom. Ir matomai ta temperatūra buvo svyruojanti. Ir vasaros gale tas pavasarinis medus jau buvo ir susikristalizavęs, bet atidarai dangtelį, jisai taip nušauna ir yra to kvapas rūgimo. Tai aš įsivaizduoju, kad ta temperatūra labai įtakojo man. O kur sandėlį laikiau, ten buvo tamsu ir pastovesnė ta temperatūra. Ir aš įsivaizduoju ten, neįsivaizduoju, bet ten viskas ir gerai buvo su to medum. Ir drėgmė, kai matavau, buvo 17%. Tai tikriausiai tas, kaip čia kažkas ir minėjo, kad reikia pastovios temperatūros. Tokia ta situacija. Gal saulė pastovi, gal saulės buvo pastoviai apšviesta. Ir saulė buvo, sakau, ten tas langas, nors užuolaidos buvo, bet vis tiek matyti per tas užuolaidas. Negali būti tiesioginis saulės spindulių, neilgam taip, bet pastoviai negali būti saulės spinduliuose ir temperatūra būtų pastovesnė. Netgi tai būtų sudėta į dėžės, uždaras dėžės, ir pridengta, ir temperatūra netaip svyruotų ir saulė neveiktų. Nes saulė tikrai veikia visus
Visa bitininkystės produkcija veikia saulė stipriai ir nuo to reikia apsaugoti viską. Ir O jūs Čia gal buvote aš irgi supilstę gal iš karto pati- buvote supilstę medų į indukus ar kibiriuose laikėte? Apie tos, kur ant saulės stovėjo, ar kibiruose dar buvo tas medus uždengtas tiesiog, ar į indukus ir supilstytas? Kur pradėjo? Pavelai, atsakykit, kaip jūs ten tą medų, ar čia ne Pavelas, kas čia laikė tą medų? Ne, čia ne Pavelas, aš tiesiog norėjau irgi paantrint per už praeitą sezoną turiu tokią kaip ir dalinai nemalonę patirtį, kad žmogus įsigijo, jisai dirba darželėje ir laikė savo, tą medų stiklainiuose, kilograminiuose, laikė saulėtoj ir labai šiltoj patalpoj. Ir jam tas medus ten spalis, lapkritis pradėjo savo, kas ten su tuo medum tavo, kažkas negerai. Čiagi yra Ir pavasarinis pradėjo medus ir pavasariniai augalai jie visai kitokie ir sakau, jų cheminė sudėtis kitokia ir jisai greičiau, ypatingai vakar minėjo, saulės šviesa ir šiluma padaro savo darbą, viskas žymiai Jo, greičiau. tokiom sąlygom medaus laikyti ne. Jo. Nors tas pats medus pas mane stovi priešpirtį, ten yra tokia, gan Matau, yra buvęs šalta, atvejis, kada šalčiau ir viskas gerai. matavo drėgmę, ten rodė, bijau pameluoti, ar 16 ar 17, ir lygiai tas pats. Irgi žmogus parsinešė, rodos ir sakiau, kad laikyk, ne šiltoj patalpoj, bet sugalvojo padėti virš garų surinktuvo. Spintelę atsidžinai ten įdės. Ten irgi 2-3 mėnesiai ant kalėdų išsitraukia, visi dangteliai išsipūtė ir išaugo. Bet yra kaip yra. Toliau, dėl kelių metų stebėjimo Arvydas Matuzonis rašo trumpai. Kelių metų stebėjimais matau, kad aukštiniuose viliuose gaunasi 2-3% drėgnesnis medus, pilnai akiuotas. Suprantu, kad mano dadanė, senoviškos lentutės ir pagalvė. Tai geriau gal ventiliuojasi nei po plėvelę daugiaaukščiam. Gal padėtų tas minėtas paaukštintas dangtis, kur Kęstutis minėjo. Neužgirdau, ar ten yra kokios angos ventiliacija ir ar yra. Taip, yra angos, ką ir Rimantas naudoja. Nežinau, Rimantai, ar tu pastebėjai ar nepastebėjai dėl tos ventiliacijos, ar drėgmės skiriasi ar nesiskiria, jeigu tu naudoji šitą paaukštintą. Šito atveju mano nuomonė yra tokia, kad kadangi yra dadanosi paprastose dirbant, yra didesnis plotas, didesnė erdvė, kur supili medų, o daugiaaukštis yra 10 remukų aukštas. Jeigu intensyvus, stiprus medunešys, labai greit užpila ir jo nedadžiavina to medaus. Pavyzdžiui, netgi dobilos gali gauti medų žakiuotą iki 24% drėgnumo. Pilnai akiuotas medus. Nes yra medunešys labai aktyvus ir jos dengia nedabaigtą džiovinti medų. Tai ta prasme, jos gerai neišventiliuoja, neišdžiovina ir gaunas, kad dengia. Čia priklauso nuo vietos, kadangi yra ribotos vietos, aukštų lipa, siaura erdvė. Septynrėmės, kas bitininkauja, dar didesnė problema. Ir ką žinau, kas ten 7 rėmų bitininkauja, aukštas 7 rėmų korpusai, jie be džiovintuvų net nedirba. Dainiau, tu matau kažką norėjai dar. Jo, aš kaip tik norėjau tą pasakyti apie tai, kada būna didelis medunešis. Tai skaitykime tiek. Į vieną, aukštuką pilnai uždengtą apie 15 kg medaus. Tai vadinkim, jeigu šeima prineša per dieną stipri per didelį medunešį 5 kg. Tai tau reiškia praktiškai per 3 dienas per savaitę pilna, vadinkim, tau meduvė uždengta. Tai aš tai tada neskubu medaus išiminėti, aš šitą korpusą užkeliu viršų ir dar porą savaičių palaikau. Ir būtent vis tiek tie dangtukai, takučiai, vadinkim, tai vis tiek ten ta drėgmė paskui ir pas medus pabręsta ir visa kita. Tai tiesiog, reikia tokiu atveju neskubėti išiminėti medaus, nes jis tikrai bus staigiai uždengtas, bet jis bus išgarintas ir nesupratęs. Tai tada ir gali turėti tiek drėgmės ir jisai tada gali pradėti gesti ir tiek.
Tai čia vat Karimantas pasakė, kad kada būna stiprus medunešis, greitai prineša. Tai, bet pusiniai to ir patogu yra. Nu, įdėjai į apačią, tai tau gali būti 3-4 aukštai, reiškia jau meduvių. Viršui bus 1 ar 2 korpusai pilnai užakiuoti, o į 2 žemesnius neša, jeigu 4 meduvės. Tai galima, ne, atsiprašau, pertrauksiu, galima, kad ir daugiau tų meduvių įdėti 4, ne, prasidėjus medūnešių, dėdė ir viskas. Net nežinau. Žinoma, ir dedi keli viršų ir viskas, ir dedi. Nereikia laukti, kad pilnai prineštų, kaip pavyzdys, ir tada tik dėti ir panašiai. Ne, kategoriškai negalima laukti. Turi būti, jeigu meduvėje pripiltas skysto medaus, apie pusę meduvės pripilta, turi kelti aukštyn ir dėti tuščią pačioj. Nes kito atveju nespės brandinti. O kai yra erdvė, didesnė erdvė, pila per 2. Pavyzdžiui, 1 meduvė beveik akiuojama viršui, 2 meduvės nešamos turi būti. Tik tai iki 4 meduvių daugiau tikrai nerekomenduoju, nes čia iš tų yra ir Ukrainos, man atrodo, yra irgi tyrimai irgi padaryti žmonių ir aš pats tą įsitikinau, kad jeigu šeima pasiekia 45 kg ribą medaus avily kūrimo atsargos, jį sumažino medaus rinkimą. Tada pikis, žiedadulkės ir visa kita. Jį pradeda tingniauti. Nu, jau supranta tada, kad medaus mes žiemai prisinešim ir ką mums čia dar daugiau dirbti. Reiškia. Jo, aš papildysiu dar šiek tiek, kaip tik prisiminiau, neseniai skaičiau. Nežinau, nu, tai taip mums jau ir išeina, kad vienam prineštam dar neužakiuotų, sakykime, meduviniam rėmeliui turi būti, jeigu per didelį medūnešį, minimum dar 3 tušti. Kažkur skaičiau, aš paskaliau. Panašiai. Nu, tai taip ir galas, jo, kaip tu ir sakai, kad, nu, nes tada sustoja, kaip ir Dainius sako, visas darbas. Ne tik kad medui, bet ir žiedadulkėm ir visiems kitiem reikalam. Tai čia yra kaip procentas, yra atsarga. 3 minimalios atsargos žiemai. Tai yra 15 kg minimali atsarga, 15 kg yra šeimai. Tai yra 3 minimalios atsargos. Nu tai jo, tai 1/3 ir gaunas. Bet aš nežinau, kiek teisybės, nu vis tiek gerai, mes pridėjom, sakykime, daug tos erdvės. Jos prisinešė, bet kažkur esu skaitęs, ar netgi tas pats Mileninas minėjo, kad jos pasiekė atitinkamą ribą kaip šeimai ir vis tiek jos nustoja dirbti. Gali tos vietos daug. Tai aš turiu omeny, kad nelaikyti daugiau. Ai, daugiau negu... Daugiau. Jeigu, pavyzdžiui, pasidarė 4 meduvė, jau yra pakelta, baigiama akiuota, žakiuojama, 4 meduvę turi nuimti, jeigu dar dėsi 1 apačioj. Maksimum 4 meduvės viršui. Pas mane pagrindinai stovi 3. Ir aš už tai pradedu sukti, pavasarį medų pradedu sukti, iki rudens man sukas. Aišku, išskiri medų pagal rūšis, gali to labiau lengviau atskirti, nes kaip į monokultūras dar vežu, to ir išskirstimas tas yra. Bet taip yra, 2 meduvės nešamas, 3 jau baigiama brandinti, jau subrandinta. Ir vėl keitė apačioj dedi tuščią, 2 pasikelia aukštyn. Nu, kai geri, labai stiprus medunešiai, iki 4 meduvių. Tai tada būna 1 užakiuota, biškį pabręsta, 1 baigia akiuot, 2 apačioj nešamas. Bet nededi 2 iš karto tuščių. Turi būti nešta, bent trečdalis įnešta į meduvę, tada ją kelia, apačioj dedi tuščią. Jo, viskas tvarkoj, tik aš dar papildysiu. Tiek Malychinas, tiek Mileninas minėjo, kad jeigu dirbam su 2 motinėlės, net ir Kalionovas su 3 dirba, tai tas skaičius auga irgi. Tų meduvių gali būti daugiau, nes visiškai kitaip skaičiuojasi. Jos kažkaip daugiau. Yra potencialus kiekis, bičių kiekis, šeimų kiekis padidėja. Bet antras dalykas, labai gražiai aukšti bokštai ir virsta. O po to sako, kad vandalai išvartė. Ja, šitie ir gerai virsta. Todėl, nežinau, čia gal bitydės netgi ir to klausimu ir geriau, kas dirba bitydės. Aktyviau reikia dirbti. Aktyviau dirbti. Bet jeigu nėra žmogui galimybės aktyviai dirbti, yra daugiaaukščiai aviliai, yra aktyvaus darbo su bitėm aviliai. Jeigu žmogus, ypač kas savaitgaliniai bitininkai yra, tai aš tik tai turiu pasiūlymą, kad tik dadanai ir netgi dar didesni dadanai, kad būtų paprasčiau valdyti bites. Nors ne varšuliniai tie, kur yra... Ne, 22, 40 šito varianto. Taip, po šito varianto jis gali būti ir 16 rėmų, ir 14 su 2 meduvėm viršui. Nu, čia yra toks vaikščiojimas, bet jiem gali netgi už diafragmų pridėti atsarginių korių rėmų
ir jeigu bitės pačios įsiplėšiais, kad ir vieną savaitgalį atvažiavęs, po kitą savaitgalį atras pačias bitės prasiplėtusias. Tai čia, ypač kas gali tik savaitgaliais dirbti, tai čia yra ir net didelį kiekį šeimų laiko, tai tik tai toks variantas, mano bent pasiūlymas būtų. Nu, tai taip, logiškas. Gerai, kolegos, kad per ilgai neištęsti susitikimo, gal jeigu dar kažkokių klausimų būtų, tai galim dar aptarti. Bet Ne, jeigu kad maždaug jau ta tema kaip ir išsemta, tai kaip tada viskas išsemta, jo, kaip ir viskas. einam. Eisim kitos savaitės laukti. Maždaug. Tai gal dar kažkokių klausimų, kad ir bendrų. Gytis, matau, pasijungęs, klausau Gyti. Ar šiandien? Tai gerai, viskas, turbūt tada kitai savaitė pasiliekam. Matysim, kokią tai temą pasižiūrėsim. Dar net neįsivaizduoju, bet kažką sugalvosim. Jau gal link pavasario reikia pradėti judėti, parašėmėjai darbai nuo izoliacijos ir visą kitą. Galim pasižiūrėti. Ten Gerai, Rimantas minėjęs dėl to folgo, tos izoliacijos, tos blizgančios dėjimo, irgi gal prašysim šiek tiek pakomentuoti labiau, kiti variantus kokius, kaip suspausti pašymas, kaip teisingai paspausti, paskaičiuoti tą suspaudimą ir panašiai, gal Dainiau, Dainiau, sakau, Kęstutį, gal tą reikėtų irgi pamėginti apsitarti, ne? Gerai. Nu, pamastysim, viskas aišku. Tai gerai, tada ačiū visiems ir lauksim kitą trečiadienį. Ačiū, gero vakaro. Ačiū, iki. Iki. Ačiū.